Sveiki! Šiandien pakalbėsim apie kampinio šlifuoklio alternatyvą arba labai gerą papildymą jam. Šiandien mūsų laidoje mums padeda mūsų draugai Stoker ir Milwaukee. O laidos pačiam gale bus skelbto konkurso finalas ir ištrauksime laimėtoją. Visiems suvirintojam ir namų meistram pažįstamas daiktas kampinis šlifuoklis. Šiuo metu įdėtas pas mane pjovimo diskas, tačiau su juo galima pjauti, šlifuoti, nepamainomas pagalbininkas ūkyje. Tačiau labai dažnai tenka stebėti žmonės, kurie mažai dirba kažką su įrankiais. Paniška baimė kampinio šlifuoklio, milžiniškos apsukos, sunkus, kratosi rankose, ką galima būtų pasiūlyti. Yra tiesiniai šlifuokliai, taip, pavadinkim juos dideli dremeliai. Daug kas matėt pas juvelyrus, žiedelius įvairius, su tiesiniais šlifuokliukais, mažučiai kaip pieštukai galima daryti labai gražius dalykus. Deja, bet ūkyje tai truputuką yra per silpnas daiktas. Todėl šiuo atveju mes turime vidurinę opciją, tai yra tiesiniai šlifuokliai, kur šiuo atveju pas mane yra uždėta tiesinė kietlydinio freza ant galo. Kietlydinio frezos būna įvairių dydžių, formų. Ir su tiesiniu šlifuokliu, ką mes galime daryti? Mes galime atlikti tuos pačius siūlės valymo, šlifavimo darbus, tik, sakykime, žymiai preciziškiau, žymiai tiksliau. Galbūt mums reikia kažkur įlysti į kažkokią angą, kur man su tiesiniu šlifuokliu iš principo yra nepatogu. Apsukos, nors daiktai ir atrodo labai mažučiai, apsukos yra iš tiesų didelės, tai yra 21 000 apsukų. Kai tuo tarpu kampinis šlifuoklis pas mane turi viso labo, ne viso labo, bet 11 000 apsukų. Tai daiktas tikrai gali susitvarkyti su neblogom užduotim ir šiandien mes padarysime trumpą eksperimentą, ką mes galim su šitais tiesiniais šlifuokliais pagaminti. Tai yra dažna situacija, man reikia pailgos ovalinės skylės. Taip, kas yra daroma, yra gręžiamos dvi skylės galuose, o toliau jau įmami kažkokie ar siaurapliukliai, ar dildės, ar su tuo pačiu kampiniu šlifuokliu bandoma daryti dvi įpjovas ir paskui su dildė išdildint. Vienu žodžiu atliekami įvairų šamaniški veiksmai ir gaunamas jau priklausomai nuo įgūdžių geresnis arba blogesnis variantas. Tai šiandien aš paimsiu šitą mažylį, labai lengvas, patogus daiktas ir pabandysiu, pažiūrėsim, kaip greitai ir tiesiai ir gražiai man gausis, sujungti šitas dvi skyles tarpusavį. Važiuojam. Greita, paprasta, patogu. Ypač sužavėjo šitą lemputę. Labai patogu, jeigu kažkur prieblandui, kažkokiam sandėliuke kažką darai. Kažkada gaminom vartus, tai tikrai būtų nepamainomas prietaisas objekte gražiai, tiksliai, spinos skylutei išfrezuoti arba pakoreguoti. Kągi, tai yra tik viena iš nedaugelio funkcijų, ką mes galime padaryti su šituo mažyliu. Aš jau nekalbu apie šitą didįjį aparatą, čia iš viso toksai jau pramoninis daiktas. Aš jaučiu silpnybę visiems smulkesniem, mažesniem ir galingiam daiktam. O dabar konkursas. Taip, šiandien pralošiam šitą super Milwaukee ruletę. Man tai labiausiai patinka šitas užrašas, smūgiam atspari iš 24 metrų aukščio. Tačiau taip jau normaliai galima numesti, mes nebandėm, pabandysit jūs. Važiuojam. Stop. Valentinas Pumputis. Taip, Valentinas Pumputis. Daug internete reelsų, kur sutikti po suvirinimo aparatų retais pulsais kabina įvairius smulkius dalykus.
Papasakokit apie tai plačiau, taip pat gal galima plėtoti temą apie mikvirinimą žalvario viela. Manau, Valentinai, tikrai galima šitas temas išplėtoti, tikrai išplėtosim ir apie vielą, galbūt kiek ne žalvario viela, o tikriausiai jūs turėjote minti bronzinę vielą, ir taipogi apie tygo sukabinimą trumpais impulsais arba apie tą vadinamą cold weldą tikrai padarysim laidą. O šį kartą sveikinu ruletę jūsų. Laukiame svečiuose, atsiemant prizo. Iki.